Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Šitas ne džipas. Čia ne traktorius, čia džipas. Džipas. Čia ne džipas. Čia tak? Gerai, traktorius. Džipas. Ai, ne, čia traktorius. Po gaisro nusileidžiam atgal į pietus pas Robą. Ten jis mus, aišku, priima. Šį kartą Robas namų nesusitvarkęs kaip pirmą kartą. Atsipalaidavęs, mus jau pažįsta. Ir iš Robas palydėjo mus iš miesto, tik dabar jau kita kryptim link Banfo. Mes jau buvom apšilę kojas porą mėnesių, daugiau. Mūsų tikslas dabar yra Banfas. Ir pakeliui ten laukia dar Liudvikas buvo prižiūrėjęs žemėlapį, kad labai daug visokių įdomių, gražių parkų. Man tada taip neatrodė, bet dabar, kai atsimenu, tai vieni įspūdingiausių kelionės momentų, vieni įspūdingiausių kelionės kraštovaizdžių ten buvo. Davažiavom Revelstoke miestelį, jau judant ten link to Banfo, mūsų sekančio tikslo. Ir Revelstoke ten vėlgi Warm Showerį mus priglaudė, pamaitino dar jau prieš Glacier nacionalinį parką. Apsistojom pas tokią porą. Biologą, tyrėją, kuris ten kopdavo į aukštikalnes. Jaunystėje ten kažkokių tirti dalykų ir jo žmona menininkė. Mes kiekvieną kartą, kai sustojam kažkur, kur būna patogu ir svetinga, tai tada paprašom pasilikti dar vieną naktį. Ir taip pas juos ten bom. Ir paprašėm, kad mus tas vyras pavežtų su savo pikapu į kalną, nes ten turėjo būti toks kalnas, kur gal man būtų užtrukęs tuo metu dar 3 dienas. Aš kažkaip atsimenu, kad mes skaičiavom, 3 dienas minsim į kalną. Tokį nesuper statų. Dabar gal atrodytų, kad ten ne kalnas, bet tada dar atsimenu atrodė. Žiauriai nenorėjau aš minti jį. Ir nakvotėm pakeliai kažkur su tais uodais. Aš paprašiau, pažiūrėjau, Eglė nelabai norėdavo dar tada minti, ypač į kalnus. Aš pažiūrėjau, kad ten pakilimas toks geras nusimato. Priejau jo paklausiau, sakau, didelį pikapą turi, gal gali pavežti mus, aišku, sako, be problemų. Tai užvežė į tą kalną, paliko mus Glacier nacionaliniam parke. Čia vieta, kurioje mus priėmė pagyventi žmonės.
Iš kiemo toks vaizdas, didžiulės pelkės, kur būna patvinsta, meškos ateina į kiemą, daug visokių gyvūnų. Labai gražus kalnai, gražus namai. Maitina mus labai gerai, savo pačių augintų maistų, va čia daržas, sodas, uogom, gamino vakarienės ir žodžiu. Labai malonų žmonės ir dabar dar jie mus paveš į kalną. Nes labai vienas sunkiausių įkalnių visoje British Columbijoje. Ir jo, kažkaip susitarėm, kad paveštų tiesiog mus į kalną. Va, viskas sukroviau. Važiuosim į kelią. Tai kai buvom tam Ledyno nacionaliniam parke, tai mes pasiėmėm gal 2 ar 3 naktis tam nacionaliniam parke, kad galėtume pailsėti naktį ir ryte išeiti žygį. Ir tada kitą dieną ten vėl. Ir atsimenu, susiplanavom, eisim čia, bet šitas užsako uždarytas, nes žmonės matė grizlę su grizliukais, tai negalima ten šito žygio imti, nu tai reikia keisti ten kryptį. Ten gana aukštai, ten jau grizliai gyvena, nes yra taip, kad tos juodosios meškos yra daugiau miškų gyvūnai, o rudos meškos, tai grizliai, tai yra daugiau jau snieguotų, tų plynių, tokių laukų gyvūnai, tų kalnų žodžiu, nes miškai auga žemiau kalnuose, aukštai jau ant tos alpine vadinasi, alpinės ribos, ten jau grizliai pradeda gyventi ir aukščiau. Ten kažkur yra ledynas, aš nežinau, ar mano žmona ten eis, dar 300 metrų į viršų. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Nu, gamta tai ten tiesiog šakės. Upės, kriokiančios, kalnų, ten tu tiesiog užlipi, matai ledyną, matai kaip jis tirpsta, matai kaip ten krioklys krenta, ten vėjas pučia, ten neša tuos tą vandenį, purslus, uolos, žodžiu. Žmonės ten eina vadinamų treilų, takeliu. Ir ten su lazdom, su kuprinėm, kur ten šlangutė nutiesta, čia vandenį gerčia. O mes kažkur nusipirkom tą tokią super susipakuojančią mažą kuprinėlę. Kad lengva svorė ir jinai labai pjauna pečius, kai tu su ja ilgai eini. Tai Liudvikas su ta kuprinėlė, joje tenai pampersai, giriai, virti kiaušiniai, vanduo, kurį aišku visą iki galo, jau iki viršūnės užlipę, išgėrėm ir leidžiamės jau be vandens. Ir Liudvikas neša tą pečius pjaunančią kuprinėlę. Ir perkūną ant pečių, o aš gėrę nešu įsivyniojus. Tada dar turėdavau tą medžiaginę tokią vaikijuostę ir aš ten ją įsisukus, įsivyniojus, jinai man miega ant nugaros. O jau kai leidžiamės, tai tada įsivynioju ją ant priekio, nes tai patogiau balansą per tas uolas lipant laikyti. Ir mes ten tuos žmonės visus su savo įranga. Liudvikas tik tais lenkia ten per tuos akmenis. Ten šį prasilenkt žiauriai sunku, bet žodžiu, aš ten bandau įvytis. Ir užlipam jau tokiam taške, kur neberodo, kur toliau eit žemėlapis. O Liudvikas bet tai varom be žemėlapio, gal ten ledyno dar pamatysim. Kad ir lipsim biškai aukščiau. Šitais akmenais yra takelis. Palei akmenus. Bandysim užsikabarot. Čia? Taigi čia takelis eina. Ne. Šonė akmenų, va. Ne, bet čia ne šitą.
Dar ne pabaiga, serijos tęsinys yra mūsų Patreon paskyroje. Pilną vaizdo įrašą ir kitą ypatingą kelionės medžiagą skirtą tik mūsų prenumeratoriams rasite nuorodoje apačioje vaizdo įrašo aprašyme.